Labas vakaras, sveiki įsijungę tiesioginę transliaciją per Futbolas TV. Šiandien vyriausiasis treneris Mandinio. O čia pavojinga ataka ir B1 komanda turi labai. Čekškauskas į baudos aikštelę, šansus ir dabar jau bravo Lukui Grinkevičiui. Čekškauskas ryžtasi smūgiui iš toli ir Lukas Grinkevičius dar kartą traukia į šoną, lieka Džiugas ir Jurjonas. Pasižiūrėsime, Jurjono smūgis, į komandos draugą pataikė Jurjonas, vėliau Džiugui Čekškauskui. Vėlgi žaidžia kampinį šeimininkai. Jurjono perdavimas ir kamuolys vartų tinkle. Ir vėl atrodo komandos draugai sveikina Ernestą Mickevičių, būtent jis džiaugiasi šiuo įvarčiu. Praktiškai į rūbinę Jonavos futbolininkai dabar baudžia Gargždų Bangos jaunimą. Geras perdavimas Druiventakui, šis baudos aikštelėje smūgiuoja į vartus ir dar kartą Lukas Grinkevičius gelbėjas sugeba pasižymėti ir įvarčiais, mušė jis iš Šiaulių B komandos vartus, mušė jis ir rungtynėse su Hegelman B komanda. O čia Eduardas Jurjonas taip pat sugeba pasižymėti įvarčių 2-0. B1 komanda didina savo pranašumą ir Eduardas Jurjonas grįžęs iš Graikijos vėl įžaidžia kampinį. Perdavimas arčiau vartų, vėl pavojus, čia net keli B1 futbolininkai kamuolį lietė, geras Akakpo smūgis pažemė, tačiau ir vėl Slenzoka. Sanoko. Jo reidas. Čia Sanoko užsitaiso, smūgiuoja, atšoka kamuolys ir dar vienas įvartis. B1 komanda sugeba mušti trečiąjį įvartį ir mano prieš tai minėtas Skirmantas Paukštys. Galų gale vėl pasižymė, taip pat antrose rungtynėse iš eilės, bet šioje situacijoje didelė komanda turnyro lentelėje pavytų. Vilniaus Riterius, tiesa, jie irgi žaidžia savo rungtynę šiandien prieš Kauno rajono Hegelman B komandą. Čia ketvirtasis B1 komandos įvartis ir Eduardas Jurjonas, jo dublis šį vakarą. Na, fantastiškai sugrįžo į Lietuvą Eduardas Jurjonas, jau 4 įvarčiai šiame sezone. Daugiau negu aišku. Akakpo, jo perdavimas į priekį ir čia galimybė, kurios neišnaudoja Ernestas Mickevičius. Laiko ir nepridės, būtent taip ir nutinka ir visiškai suprantama. B1 švenčia dar vieną įtikinamą pergalę ir rezultatu 4-0 šį kartą sutriuškina.